Dažna, kuomet skambin man kaip gidau iš Vilniaus, klaus, ar jūs, ponuli, šnekate žemaitiškai? Aš klausiu, o kodėl jūs taip jau sakot, ar aš šneku žemaitiškai? Juk sakau, aš jau iš mano tarmės gali suprasti, kad aš esu žemaitis, šneku žemaitišką. Bet žinot, ponė, būna taip, kad pasako 1, 2, 3 žodžius, o daugiausiai 3 sakinius ir pradeda kalbėti literatūriškai. Tai aš užtikrinu, kad būtent bus visa ekskursija žemaičių kalba ir apie istoriją mūsų, kaip mes atsiradom, koks telšių miestas ir kovų žybus ir pačias įdomiausias visas istorijas būtent stengiaus viskon pateikti žemaičių kalbą, tokį, kokį aš ir šneku. Ir va, žemaitė ir po šią dainą, sakykim, šnek didelę skirtingą. Mes čia šiaurės vakarų žemaitis tarmės atstovai šnekam taip stiprią, tarmišką, pabrėždami tam tikrus balsius, kirti dėdami pradžios žodžių, kaip telšė, varnė, veišviena, plungė. O sakykim, jau už varnių į pietenį pusę žemaitėjas. Ten žmonių tarmė yra kitokia. Sakysim, aplink Tauragę yra dar kitokesnė, nes kažkada buvo skalvių gentis ir ana savo įtaką padarė žemaičių tarmę. Ir va, mes, tai žemaitė, esam tokiai savotiški, gan įvairią ir savo kalbą, ir savo paprotės, ir savo netgi tokių tam tikrų mentalitetų. Nu ir dar norėčiau pridėti baigdams, kad žemaičių kalba turbūt mumis lydėti, pačią mažiausią amžiaus, 2-3 metų, pat pradžios. Kadangi būtent, kuomet vaks formuojas kalba, kad uns girdėtom ton kalbą. Ir aš manau, kad dabar jau yra knygėlių ir mažysims mūsų vakuliukams parašytų žemaitišką, bet kad kas nors šeimos anų turėtum ir didelė maža. Taigi kveitų visus, kad reik prijaut žemaičių kalbą, kad nusipirktų tų knygėlių ir savo vakuliuk būtent jau supažindintų žemaitiškom pasakom žemaitišką. Ir ką mes sakytumėm visi, kad kon reik dėl žemaičių kalbos išsaugojom, viskon būtumėm padarę. Kartais į pat žemaitę sumenkint savo kalbą, sakydami, kad ani grubi, netašyta, bet iš tikrųjų taip nėra. Čia yra mūsų problema. Jeigu jau mes nemokam išreikšti savo kalbos grožį, tai, kaip sakant, nieks kits už to mūsų nepadarys. Taigi, šnekėkiam žemaitišką, rokaukimės ir iš tikrųjų ta žemaičių kalba yra graži, gražiai skambant ir maloni ir tikra tor teisė gyvuoti tarp visų kitų kalbų.